Žodžiu, įdenuks nužaidė mano šukas, dabar nerandu. Įdenuks užsijėmęs. Valgysim, neužilgo. Ir dabar... Nori atsigerti? Ne. Dabar aš ką, žinai, noriu padaryti. Sakau, ką reikia padaryti? Atsipalaiduoti biškį. Kaip aš atsipalaiduosiu, žinot, kaip. Išmesiu kortikis. Tiesiog bendras būrimas. O ne? Žodžiu, bendras būrimas. Taigi, kas čia bus mums, kas čia lauk. Labai daug kremų. Palauk, toliau biškį. Labai daug kremta. Kas čia bus toliau? Ką pupelė? O, reikia vadovautis intuicija. Pakabinta situacija užstrigus atstring. Ką nuosekliai dirbai siekia ir taip toliau duos vaisių. Kantrybės, dar kantrybės, nors jos nebėra. Dabar kažkas, patikslinkim. Bet iš kitos kaladės. Intuicija labiau vadovautis intuicija. Bet žodžiu šitą, vėl tas pats. Žodžiu, tiesiai į taikinį, vadovautis intuicija, ką nuosekliai sieki dirbi, gauni vaisių. Viskas gerai bus, žodžiu. Ir ar kažkokie užspausti pinigai, ar pinigų šansas, ar pavogti pinigai, ar neteisingai pasisavinti, ar tiesiog prarastos galimybės užsidirbti grįžta. Jūs karalienė. Karalienė taurių yra mylintis, skleidžia meilę, myli gyvūniukai, vaikiukai, gausa. Moteris moteriška labai. Moteriška yra ne dėl pripampuotų krūtinių ir taip toliau, o iš vidaus jinai skleidžia tokį gėrį, trauką. Pas ją jauku ateiti, su ją jauku būti, bendrauti, jinai nuramina savaime savo prisilietimu ir bendravimu. Ir vaikai, gyvūnai traukia, prie jos limpa. Ir tai yra moteriškumas, nepripampuoti krūtinės, pripampuotos nagai ten, tai nėra moteriškumas. Tikra moteris pasitikė savim, ne krūtinės dydis nusako moteriškumą iš vis. Taigi, vėl rodo imperatorienė, grįšit į savo galę, arba grįšit, jeigu jautėtės nepilnai savo galiuose, arba tapsit visiškai imperatorienė, moteris, moters etalonas, vaisingumas, rodo gali neštumą. Ką nors čia, aš tai tikrai nešina šventos dvasios. Žodžiu, dabar kažkoks karalius taurių apsiverčia, tai ar baigti santykiai su taurių karaliumi, kuris ten labai romantiškas, ten gėlės viską, žodžiu, žiūri. Ir yra karalius lazdų. Arba jisai iš tokio, kuris daugiau švelnus, ten toks, tampa ryžtingu, drąsiu užkariauti pasaulį. Arba jūs nuo tokio pereinat prie tokio. Pala, paklauskim, kas čia bus. Tu čia ką darai? Taip, karalienė lazdų apsivertusi ir rodo, vėl kaip su tais prarastais šansais kažkas buvo pagalba, nutraukta žmogus ar apšmeištas, čia kai man pagalba, dalinimasis, neteisingi veiksmai, žodžiu.
apsivertę, dalinimasis gerybėm, ten pagalba vargstantiem. Va. Ta karalienė apsiverš, kuri apšmeižė ir taip toliau ir pavogė iš skurstančių, ta prasme, ne tai, ką pavogė, bet ką tu padarai kukurūzam. Žodžiu, skurstantiem, nuskriaustiem ten neleido padėti, arba iš jiem pakenkė ir yra velnės, jinai yra velnės, bet jinai apsiverčia. Nu čia bendras, bet tai ir jums tiks kažkas, čia tokių visokių gyvenimo situacijų būna šeimoj, su darbdaviais ir panašiai. Dar kantrybės, reikia kantrybės susikaupimo, nuosekliai daryti, ką jums reikia, savo darbus ir neverkti, neliūdėti dėl to, kas prarasta, nes toliau laukia šventė, dovanos, apdovanojimai, gerybės, neliūdėti dėl to, kas buvo, nes ateitis laukia gera. Koncentruotis į dabartį, va, kaip čia. Žodžiu, tas suspėtims į kampą turi praeiti, situacija, žiūrėkit, užspėstas į kampą žmogus, meilės šansas prarastas, bet jūs įgaunat stiprybę arba esat liūtas, atgaunat jėgas, imperatorienė, atgimimas, mirtis, atgimimas 13. Atgimimas, taigi paklauskim karmos kortų. O kam tu kukurūzus išvertė? Tu eisime valgyti, čia jau baig. Mamai snargliai bijo. Gerai, dabar taip, palaisipūskim nuosi. Mama išsiputė nuosi. Nori tu į kadrą. Pupelė, nori jastelę? Jastelė, braškė. Braškė? Žinau. Nenori. Braškis nenori. Gerai, kas čia iškrito? Oras, ledas, šaltis arba dvinys svarstyklės vandenis, jūs ar tokias kažkas. Taip, jūs veda aukštesnės jėgos, bet yra kažkokia toksiškumas. Toksiški ar santykiai, ar apgaulė, gundimas, grandinės, arba jūs pats esat suvaržytas, pasidavėt pagundai ir suvaržytas, pats kartais žmogus save varžo, savo laimę naikina, ką šitą kortą veikia, vat užstrigęs, nejudat į priekį, nedarot veiksmų, tik verkiat ir žodžiu, pats save žmogus kartais įkalina grandinėse, mano, kad nepasieks, mano, kad nerizikuos, kad geriau verks ir nebandys ir pats save suvaržo. Jeigu kažko nori, imi ir darai, nieks nerūp, kas bus, imi ir darai ir viskas. Tiesa kažkokia išraiška, kažkas gali atsiskleisti, imi ir darai, žinutės, sapnai. Aš labai įdomu sapną sapnau. Žodžiu, kažkas kažko vengia neišvengiamo, neišvengsi, reikia tiesiog imti, ryžtis daryti, kuo ilgiau lauksi, tuo bus baisiau. Priimti sprendimą, kažkas kažką stebi, nebūtinai blogai ir vėl tas oras, svarstyklės vandenis dviniai, išeiti iš komforto zonos, liautis būti savi pakabinus, ir daryti, ką reikia, ką nori, ir va, Twin Flame, antra sielos pusė, kas nerizikuoja, tas neger šampaną, nes kankintis dėl to, ką nepadarėjai, yra daug blogiau, negu kankintis dėl to, ką padarėjai ir nesigavo. Taip, nes po to gailėsies praradęs šansą, reikia save mylėti, o save mylėti reiškia daryti tai, ko tu nori, kur širdis veda, kur tave traukia. Ir taip, jausti savo vertę, žinoti, ko esi vertas ir to siekti, nenuvertinti savęs. Ir va vėl union, susijungimas, santykiai, bendrystė. Vaikas, va kaip atrodo, kai nėra pripompuotas vaistų. Dar išmeskim, ką nors kas čia. Saulė, stiprybė, savo stiprybės ir darot. Darot ir viskas bus. Darot, nes gailėsitės, ko nepadarė. Taip,
Save varžot, save kankinat, darot